iki teisminio tyrimo metu gal kažką tai daugiau atskleisim, dabar yra sunku pasakyti. Koks šį automobilis? Irgi negalite. Savadarbis parašyti ant technikinio paso. Nors šiaip tai iš kėbulo panašus į mazą. O tapatybė žmonių nustatytos? Dokumentus vieno žmogaus turim, greičiausiai vairuotojo. O antroji išaiškės, nes skambino mobilus, atsiliepė bendradarbiai. Tai anksčiau ir vėliau išaiškės. Tavo sveikas, vat. Nu ką? Manau, kad nakties metu išvažiavo į pakilimo taką. Manau, nežinau ar taip. Ir pagal žymės tai važiuota dideliu greičiu ir kodėl nestabdyta neaišku. Va ir nuo aerouosto zonos tiesiog turbūt tamsiu paros metu tikėtina, kad važinėjo toj vietoj. Neaišku, galbūt ir neblaivus buvo, nesuvaldė ir nuvažiavo ją čia.